Nuomonė už Stasys Brundza. Prašom, kolega. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Žinot, negali nestebėti, paskutinę savaitę čia visi turbūt patyrėme, ta isterija, kuri vyksta prieš šito įstatymo priėmimą, negali nestebinti. Prisiminkime 90 kažkurios metus, kas vaikščiojo po miškus, taip miškai pilni buvo gaišenų, kaulų, visokiausių skurų ir taip toliau. Buvo palaida bala ir palyginus per trumpą laiką, kaip tik dėka klubų, dėka medžiotojų buvo disciplinuotumo įvesta gera tvarka ir atsigavo, ir gamta atsigavo, ir žvėrių padaugėjo, bet aišku, kad reikalingas reguliavimas. Ir dabar šiandien, kada ir veterinarijos tarnyba vadai čia sako, kad čia yra atimsim plotus, todėl kad neišaudama dėl kiaulių maro tiek šernų ir taip toliau. O šernus medžioti dieną praktiškai darosi neįmanoma, taip ir tik tai naktį. Toliau, vėlgi, kalba eina tik apie šernus, nekalba man apie žudimą ir taip toliau. Tai yra medžioklė, Lietuvoje medžioklė tikrai yra civilizuota ir nereikia vadinti medžiotojų žudikais. Dar pabaigai norėčiau pasakyti taip, kad vėlgi 30 000 ar kiek ten medžiotojų turi, ko gero, bendrai sumoje apie 100 000 įvairių ginklų. Tai atsitikus bėdai, tai tikrai tėvynės gynybai reikalingi ginklai. Tai ką, jais tik dieną šaudysim? Skaitykit keliolika, o gal net ir keliasdešimtis nakties taikiklių pritaikytų šaudymui nakčiai bus. Pabaigai dar paskutinį noriu perskaityti vakar gautą žinutę iš Kosto Ivanausko. Jis taip komentuoja: nepamirškit, kad tie patys taikikliai tiks okupantų medžiokliai. Tuo noriu baigti. Dėkoju. Nuomonė prieš, Eugenijus Gentvilas. Aš noriu pasakyti prieš, tik tais gerbiamas Stasy Brundza, jokios isterijos čia nėra, neturiu jokios isterijos, atvirkščiai norėčiau padėkoti medžiotojams, kurie atlikę yra puikių darbų, reguliuojant bandas ir tiesą sakant, visą tai yra padarę be naktinio matymo prietaisų. Tačiau kaip nors šaipytis iš medžiotojų man tikrai liežuvis nesiverčia, nors pats nesu medžiotojas ir nelaikau medžiotojų žudikais, o laikau žmonėmis, kurie savo pomėgius realizuoja, atlikdami Lietuvai reikalingus darbus. Tačiau, kai man sako, kad jūs nemedžiotojai nieko nesuprantate, aš turiu pripažinti, taip, aš nemedžioju ir daug ko nesuprantu. Bet, pavyzdžiui, aš nesuprantu ir tokio dalyko, kodėl medžiotojų žvejų draugija yra priėmusi sprendimą neleisti naudoti naktinio matymo prietaisų. Matyt, yra argumentų, dėl ko negalima, dėl ko atsiranda neetiški dalykai, dėl ko medžiotojas atsiduria nelygioje padėtyje su žvėrimi arba žvėris nelygioje padėtyje su medžiotoju. Patys medžiotojų žvejų draugijos aktyvistai yra priėmę sprendimą nenaudoti naktinio matymo prietaisų. Tai dabar štai afrikinio kiaulių maro problema tikrai yra iššūkis. Ir aš esu įsitikinęs, kad puikus Lietuvos medžiotojų būreliai visoje Lietuvoje užsiimantis reguliavimo, bandų reguliavimo veikla sugebės šitą veiklą padaryti taip, kaip reikalauja maisto veterinarijos tarnyba, sureguliuos šernų bandas. Tikrai sėkmės linkiu medžiotojams. Esant reikalui galbūt reikia peržiūrėti kompensacijas už nušautus šernus, tokiais ekonominiais metodais spręsti, o ne tais metodais taikyti naktinio matymo prietaisus, kuriem nepritarė pati medžiotojų žvejų organizacijos vadovybė. Todėl aš pasisakau prieš šito naktinio matymo prietaisų įstatymo taikymą. Dėkoju. Nuomonė už, Bronius Bradauskas. Dėkoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, Eugenijau, tamsta esate teisus. Medžiotojų žvejų draugija buvo priėmusi tokią nuostatą, kad nenaudoti naktinio matymo taikiklių, tai buvo pernai metais, bet mes turime suprasti, kad gyvenimas pernykščiais metais nesustojo, jisai juda į priekį. Tai štai, jeigu nebūtų reikalaujama iš medžiotojų žvejų draugijos iki 17 metų
perpus sumažinti šernų skaičių, mes ir laikytumės tos nuostatos, kurią priėmėm pernai metais. Bet šįmet mes priėmėm kitą nuostatą, pamatę, kad valstybės mastu mes neįveiksime tų reikalavimų, ko reikalauja valstybinė ekstremalių situacijų valdymo komisija. Todėl Medžiotojų žvejų draugija tarybos posėdyje pakeitė savo sprendimą ir priėmė nutarimą pritarti naktiniams matymo taikikliams. Gerbiamieji, čia ne Medžiotojų žvejų draugijos reikalas yra ir ne medžiotojų, čia yra valstybinis reikalas. Jūs susitikite su kiaulių augintojais, pasižiūrėkite, kiek kiaulienos išaugo, apart to, kad kaimyninės valstybės pridėtinės vertės mokestį turi 5 procentų, pas mus 21. Dabar dar uždėjom, kada vežamos skersti kiaulės iš paskelbtų zonų į kitas, dar po 30-40 euro centų kyla savikaina. Jie neišgyvens ir mes buvome susitikę su asociacijos vadovais ir jie labai prašė būtent priimti visas priemonės, kurios padėtų sumažinti šernų skaičių. Nes afrikinis kiaulių maras tai nėra paprastas maras, jis tęsis metų metais. Todėl ne medžiotojų čia reikalas, valstybės reikalas. Jeigu jums kam nerūpi valstybė, prašau, medžiotojai ir taip pasišvenčia, po kelias dienas kiekvieną naktį sėdi miškuose, pabandykit jūs pasėdėti per šalčius. Gerbiamas Broniau, jūsų laikas baigėsi. Nuomonė prieš, Eligijus Masiulis. Ačiū labai, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Na, mėly kolegos, paklausius Bronio Bradausko, atrodo, kad Broniui dar reikėtų ir pinigus mokėti už tai, kad jis medžioklėje savo medžiotojų instinktus tenkina. Bet, kolegos, Lietuvoje turime maždaug apie 100 000 šernų ir turime apie 30 000 medžiotojų. Tai kame problema, mėly medžiotojai, kad 30 000 medžiotojų negali sumažinti šernų skaičiaus iki pusės. Būtinai reikia įvairių žaisliukų, kurie iš tikrųjų pastato medžiotoją į žymiai labiau privilegijuotą poziciją lyginant su laukiniu žvėriu. Prisidengiama pačiais įvairiausiais argumentais. Kiaulių maras, afrikinis kiaulių maras. Tai jeigu čia mes po kelių metų išgirsime, kad atsiranda azijinis stirnų gripas arba vilkų tuberkuliozė, tai mes lygiai taip pat turbūt turėsit galimybę, gerbiami medžiotojai, galbūt jau su automatiniais šautuvais šaudyti į žvėris. Tai man atrodo, kad nei Medžiotojų žvejų draugija pasisako prieš, aplinkos ministerija pasisako labai konkrečiai prieš, netgi nebuvo drįstama paprašyti aplinkos ministerijos išvados, kuri labai aiškiai sako, kad leidus šaudyti šernus, naudojant naktinę optiką, bus sudėtinga sukontroliuoti, ar nešaudomi kiti žvėris. Tai yra konkretus vyriausybės skirtingų institucijų išvados. Ir dar, kai yra prisidengiama, kad tėvyniai pavojus ir medžiotojai gins tėvynę su optiniais taikikliais, tai gal tada pirmiau įteisinkime galimybės optinius taikiklius ir šautuvus laikyti mūsų sukarintom organizacijom, Šaulių sąjungom, kitom organizacijom, o tik po to kalbėtumėm apie medžiotojus. Kviečiu nepritarti šitam įstatymo projektui, nes tai yra akivaizdžiai siauros grupelės noras turėti geresnės medžioklės sąlygas. Nuomonė už, Gintautas Mikolaitis. Ačiū. Gerbėmėjai, šiek tiek istorijos. Buvo tik lygiavamzdžiai medžiokliniai ginklai, buvo medžiojama iš lygiavamzdžių, neišmedžiojo. Tapo graižtviniai ginklai. Taip pat medžioklės vyksta, žvėrių taip pat yra. Buvo uždėtas optikos, yra. Uždėti prožektoriai. Su prožektoriais galima medžioti tik šernus, gerbiamas lygiau, kitų negalima, kažkaip aplinkos inspektoriai sukontroliuoja, kad su prožektoriais nemedžiotų kanopinių žvėrių, medžiotų tik šernus. Aš nemedžioju, daleiskime, ne su prožektoriu, ne su ta naktinė optika, bet aš buvau prieš košerinį skerdimą. Jūs manote, kad ten daug humaniškiau negu medžioti su naktinė optika, kuris žvėris nesikankins ir nieko net nepajus. O košerinis skerdimas, tai mano galva, iš šiandien yra, aš esu prieš, ir jeigu būtų galima, kad pasakytų, kas čia ekonomikai pakėlė ir kas čia žvėris taip kankina. Tai aš esu už naktinę optiką, kad nebūtų kankinami žvėris ir plus maras plinta, mes kitų būdų, jeigu kas nors vakare nueikite į mišką, o dieną jūs šerno nerasite, pabandykit sumedžiuoti be
bent vieną, tada žinosite, kaip jį sumedžioti. Ačiū. Dėkoju, nuomonė prieš. Rimantas Dumčius. Labai norėčiau kreiptis į įstatymo kūrėją Algimantą Salamakiną. Nustebęs visą kadenciją ir dar daugiau dirbom žmogaus teisėse, kur akcentas buvo vienodų lygybių asmenų, ypatingai ginant gyvybę. Dabar jis perkelia visai priešingai į žvėrių pasaulį. Žiūrėkite, vienus šernus, reiškia, mes šiandien naikinam su aukščiausia technologija, sakykim, dabar pasiūlė naktinius taikiklius, paskui bus lazeris, aukštoji energetika, super energetika, ar ne? Ir mes praktikuosimės tokiu būdu. O tai kodėl kiti žvėris jau taip jau globojami, o jau šernai ne? Na, žinai, Algimantai, tikrai nustebęs esu, kad taip atkakliai siekėt, kada 30 000 medžiotojų gali tą normą pertekliaus išpildyti natūraliu būdu. Aš tai balsuosiu prieš. Dėkoju. Nuomonė už. Saulius Bucevičius. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Iš ties, šiandieną ta diskusija turėtų būti nesikaršiuojam, ką ir Eugenijus Gentvilas kalbėjo, bet kaip kaimo reikalų komiteto, taip pat ir nariui. Taip pat mes nekartą esame kalbėję ir gavę ne vieną laišką būtent iš kiaulių augintojų. Iš tikrųjų, šiam kontekste turime pasakyti arba prisipažinti, kad kiaulių maro kontekste šiandien dienai mes turime leisti, aš manau, kad mes turime leisti pabandyti, mažinant populiaciją, naktinę optiką įteisinti. Ir ne vienas prašymas buvo iš kiaulių augintojų, tai mes jų negirdėti iš tikrųjų negalime. Nuo tos diskusijos šiandien dienai Čekija, Latvija yra priemusi, šiandien Estija diskutuoja ir kitos valstybės narės, nes matant, kaip šernų populiacija didėja, o medžiotojai jų nesumedžioja, net ES komisija negali alternatyvių pasiūlymų pateikti mum. Ir kada galimybė buvo, mes susitikome su komisaru Andriukaičiu, jisai prašė mūsų iš tikrųjų, kiek mūsų yra nacionalinio parlamento lygmenį galimybės tai įteisinti visus instrumentus, kurie iš tikrųjų mažins būtent laukinės faunos, tai yra tik šernų populiacija. Dar kartą, kolegos, noriu priminti, mes kalbame tik tai apie šernus ir jeigu medžiotojai elgsis nepadoriai su naktinė optika, tai aš manau, kad mūsų valioje bus ir pakeisti būtent įstatymo teisę. Tai aš manau, šiam kontekste šiandien turime pritarti, o jeigu medžiotojai laikysi savo kodekso ir savo žodžio, tai manau viskas bus tvarkoje. Ačiū. Dėkoju. Nuomonė prieš Viktorija Čmilytė Nielsen. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Gerbiami kolegos, neseniai tapusi parlamentarė su pagarba žiūriu į labiau patyrusių politikų dažnai demonstruojama politinė išmintį ir patirtį. Tačiau dabar su nuostaba stebiu tam tikrą stumimą įstatymo pataisos, kuri yra nei svarbi, nei reikalinga absoliučiai daugumai Lietuvos žmonių, bet matyti svarbi elitiniam medžiotojų būreliui, norinčiam įteisinti įmantrų žaisliuką efektyvesniam gyvūnų šaudymui. Naktinių taikiklių įteisinimas grindžiamas tokiais argumentais kaip kova su kiaulių maru. Bet taip pat pripažįstama, kad kokybiški naktiniai taikikliai perkami toli gražu ne kiekvienam medžiotojui. Ar ta grupelė žmonių, kurie gali sau leisti šią prabangę įranką, iš tiesų išspręs kiaulių maro problemą Lietuvoje? Ir kodėl jos negalima spręsti dienomis, o naktį patiems pailsėti ir leisti palikti ramybėje gyvūnus? Šio įstatymo projekto argumentai neįtikina ir manau, jie nedaro garbės nei tikriems medžiotojams, nei tiems, kurie sako, kad myli gamtą. Todėl kviečiu balsuoti prieš. Dėkuoju, gerbimi kolegos. Buvo išsakytos 4 nuomonės už, 4 nuomonės prieš. Taigi kviečiu visus balsuoti. Kas už tai, kad priimti įstatymo projektą numeris 12P 3175 balsuoja, kas kitaip mano balsuoja prieš arba susilaiko.
Taigi, gerbimi kolegos, už balsavo 39, prieš 38, sulaikė 13, įstatymo projektas yra nepriimtas.